Let's rock and roll! Pradedam! Labai džiugu, kad jau 5. kartą čionais per ką pasėsi tapo tradicija medžio drožėjų motopjūklais, grandininiais pjūklais čempionatas. Patys matėt, ką išdarinėja ten už nugaros, tai yra stebuklas. Ką galima sukurti su pjūklu. Mūsų čempionatai gimė iš nulio, galima sakyti. Tiesiog mintis grįžus iš užsienio, kad būtų faina, būtų gražu Lietuvoje kažką panašaus turėti. Ir pradėjau ieškoti meistrų, pavyko surinkti. Ir dabar va šiandien dalyvaujančius ir mes mokėmės vieni iš kitų. Pradėjom nuo 2016 ir taip ir augom. Pirmas čempionatas, antras, trečias. Varžybos yra varžybos, jos visada mokina. Varžybose visada išmoksti kažko naujo. Varžybose geriau, kai susipažįsti su įrankiais, pamatai, su kuo kiti dirba, pamatai, ką pats gali padaryti. Ir tikrai atsiranda toks varžymasis ne tiek dėl vietos, kiek dėl meistriškumo. Daug metų iš eilės atvyksta pas mus iš viso pasaulio, tai turim iš Mongolijos, iš Amerikos, iš Rumunijos, Slovenijos, tikrai net neišvardins visų šalių. Ir labai smagu, kad tai žmonės traukia ir tai populiarinam ir taip garsinam Lietuvos vardą visam pasauliu. I'm from Michigan, USA. I'm first time here in Lithuania. The food is good, the friends are good, the covers are very good. And we like coming here. Europe is nice. So I'm gonna make a fighting scene between a wolf and the ram. The wolf trying to eat the ram and the ram to survive. Oh, I'm carving the wolf busts. The Mongolian people like a wolf and horse. Yeah, this way I make a wolf. I'm from Romania. This year I will make a bear who fight with eagle for a fish. I like Lithuanian people and food is great. It's second year when I come here. Čempionatas vyksta 3 dienas. Drožėjai turi iš 3 metrų rasto, kurie yra netgi kartais metro skersmens, sukurti didžiąją skulptūrą. Be to, dar kiekvieną dieną vyksta greitasis pjovimas. Tai yra per valandą laiko medžio drožėjas turi sukurti meno kūrinį, kuris iš karto tik tais pasibaigus valandai būna parduodamas aukcione. Na, o šeštadienį komisijos vertinamas didžiosios skulptūros bus paskelbti nugalėtojai ir bus lygiai taip pat aukcionas, kuris bus parduoti didelėms skulptūrom, kurias bus galima irgi įsigyti ir, pavyzdžiui, pirmos vietos nugalėtojo skulptūrą turėti visai kieme. Mūsų šitas renginys, tai aš tikrai galiu pasidžiaugti, kad jis yra turbūt geriausias šitam regione. Pradedant nuo Vokietijos, niekas tokio čempionato neturi. Aišku, duoda ir pažanga įrankį. Atsirado ir štilo akumuliatoriniai pjūklai. Nuostabus dalykas. Aš, pavyzdžiui, visą žiemą dirbau patalpa vien tik su jais. Nei dūmų, nei triukšmo. Ir iš tikrųjų pasirodo galima daryti didelius darbus. Sunku pagalvoti, kas bus ateityje, bet iš tikrųjų taip smagu, kad mes žengiam taip ir į ekologiją ir visą kitą. Ir galų galia tas medžio panaudojimas, ir šito medžio, pavyzdžiui, tai jis yra, matom, nuplyšęs, o pusiniai nesimato. Ir tiesiog ne kiekvieną tokio medžio gabalą, kuris tikriausiai keliautų į malkas, ir mes galim panaudoti, mes galim žmogui padaryti gražų darbą. Yra nuostabu, kai susijungia gera komanda, geri rėmėjai, geri meistrai ir aišku, ir Dievas, ir žinoma, ir publika. $700, $2800, $2900, o jūs plokit! 2900, ant 3000 pasieksim. 3000, jau tiek siūlėt, 100 eurų dadėt. 3000, Robertai, 3100. 3100, dabar grįžtu pas jūs, ilgai tylėjot. Nieko čia gero. Krokodilas dar ne jūsų. Ai, dar iki 3 skaičiuoju, gerai. Robertas pasiūlė 300. 3600. 3 Roberto! Kaip pastebėjot,
beveik visi drožėjai naudoja Stihl pjūklus, nes jie yra patikimi, galingi, padaro savo darbą ir automatiškai, jeigu vis tiek čia turbūt prestižas yra, tai jeigu nori vairuoti tam tikros markės automobilį ir nori, kad visi atsisuktų, tai naudojasi pjūklus. Still, I would say, in my opinion, one of the best tools. They are German made, and I am using them in USA as well. And I've been using Stihl for past 30 years, and yeah, dependable, very good tools. Probably number one, the food's so good out here, and then just fun to carve with all my friends and be able to, pretty much everybody that's here this year was here last year. There's only a few new people, so it's really fun to come back and spend that time with people that you've already met before and kind of capitalize and build those relationships even bigger. Aplodismentai, kas ploja, tai pirmai vietai. Tokį darbą esu panašų anksčiau daręs, tai buvo iššūkis 3 savaičių darbą padaryti per 3 dienas pabandyti. Tai teko ilgai ruoštis vėl ir manau visai sėkmingai gavosi, įveikiau tai iššūkį. Sudėtingiausia yra pats sumontavimas su detalių. Tai atima daugiausia laiko, o tas laikas, kai jo neturim, yra labai svarbu. Drožiau tą krokodilą, kad savo patiktų, kaip ir manau patinka ir žmonėm gal įsiskiria. Šiek tiek gal ir tikėjaus kokią, nebūtinai pirmos, kad ir 3 vietą, bet smagu labai, kad taip išėjo.